Gyvenime yra 3 vertingiausios auksinės taisyklės. Tai yra auksas, simbolizuojantis turtus, druska, simbolizuojanti maistą ir dabar simbolizuojantis laiką. Filme Mirusių poetų draugija mokytojas Kiekingas nuolat šūkia savo mokiniams lotynišką frazę Carpe diem kuri. Taip pat reiškia būti ištikimiems dabartiniam gyvenimui, čia jį dabar. Knygos, kas perkelia mano ketinimus autorius Geir Spencer Johansson, taip pat palieka mums tą pačią žinią savo knygoje Dovana. Brangiausias dovana pasaulyje nėra praeitis, ne ateitis. Brangiausias dovana pasaulyje yra būtent dabar. Ar gyvenate dabartyje? Vuan Sha, aprašanti Kinijos vėlyvąją Han dinastiją, turi istoriją apie Guo Tai. Buvo žmogus vardu Meng Min, kuris gyveno vargingoje miško aplinkoje ir užsidirbdavo pragyvenimui, pardavinėdamas sirus. Vieną dieną jis, nešdamas ant nugaros puodą, eidamas keliu, netyčia jį numetė ant žemės ir sudaužė. Tačiau jis ėjo ramiai, tarsi nieko nebūtų nutikę, net nepažvelgdamas į sulaužytą sūrą. Tuo metu gerbiamas mokslininkas Guo Tai atsitiktinai pamatė šią sceną ir paklausė, kaip gali žiūrėti atgal, kai puodas jau sudužo, jau puodas yra sudužęs, tad ką padės žiūrėjimas atgal? Guo Tai išgirdo Meng Min atsakymą. Iš karto pastebėjo jo nepaprastumą, tada jis patarė Meng Min skirti daugiau dėmesio mokslams. Guo Tai paskatintas, Meng Min pradėjo mokytis rašymo ir po 10 metų tapo žinomu visame pasaulyje, pasiekdamas šiandienos premjero, atitinkančią 3 didžiųjų ministrų poziciją. Gimė garsus posakis, reiškiantis nežiūrėk atgal į jau sulaužytą puodą. Tuo tarpu senovės Kinijos valstybės, Šangų dinastijos pabaigoje prie jūros gyvenvietėje gyveno vargšas mokytojas Gong Tai Gong. Jis gyveno labai vargingą gyvenimą, kol galiausiai buvo pasirinktas Zhou dinastijos karaliaus Wen ir tai truko daugiau nei 70 metų. Gong Tai Gong žmona Ma, matydama, kad jos vyras kiekvieną dieną tik skaito knygas ir žvejoja, nesirūpindamas namų ūkio, nebeištvėrė ir pabėgo pas savo tėvus pasiėmusi lagaminą. Tačiau kai Gong Tai Gong buvo pasirinktas Zhou dinastijos karaliaus Wen ir vėliau tapo karaliaus Wu kariuomenė, suvienijęs visą pasaulį. Galiausiai jis buvo paskirtas Dže valstybės kunigaikščiu. Jo pabėgusi žmona pasirodė ir vėl paprašė gyventi kartu. Tyliam klausydamasis Gong Tai Gong paprašė žmonos pripildyti kibirą vandens, o po to liepti jį išpilti į kiemą. Tada jis vėl paprašė ją pripildyti, tačiau žmona to padaryti nesugebėjo. Tu gali manyti, kad gali vėl susijungti po išsiskyrimo, tačiau jau išlietas vanduo negali būti surinktas atgal. Šiame pasakojime išlietas vanduo simbolizuoja, kad negalima grįžti prie sutarimo ir iš to kilo posakis negrįžtamas vanduo, kuris reiškia, kad praeities įvykių neįmanoma pakeisti. Mūsų patarlė sako, kad išlietas vanduo yra panašus į strėlę, kuri jau paliko lanką. Meng Min ir Gong Tai Gong pasakojimas mums sako svarbią tiesą. Užsikabinimas už to, kas jau įvyko, yra beprasmis, nes tai, kas jau įvyko, negali būti pakeista. Norint judėti į priekį, reikia drąsiai pamiršti praeities įvykius. Tai nėra lengva, tačiau tik taip galima pasiekti pažangą. Jei Meng Min būtų užsikabinęs už sulūžusio sūrio ir liūdėjęs dėl to, jis visą gyvenimą būtų praleidęs kaip sūrio pardavėjas. Kartais mes susicikliname į jau praėjusią praeitį ir nerimaujame dėl dar neateinančios ateities, taip praleisdami dabartį. Tačiau mes negyvename praeityje ir negyvename ateityje, mes tiesiog gyvename dabartyje. Rusijos didysis rašytojas Tolstojus knygoje Išmintingi mąstymai kasdieniame gyvenime sako taip. Kada jums yra svarbiausias laikas? Koks yra svarbiausias dalykas jums?
Kas yra svarbiausias žmogus jūsų gyvenime? Svarbiausias laikas jums yra dabartis. O svarbiausias darbas tai, ką darote dabar. Ir svarbiausias žmogus tai, su kuriuo susitinkate šiuo metu. Mūsų gyvenimas yra dabarties suma. Būtent ši dabartis sudaro mūsų gyvenimą. Todėl gyvenimas, kuris yra ištikimas dabarčiai, tampa mūsų gyvenimą. Ištikimybė. Užimti tinklo marketingo verslininkai, skirdami laiką paskaitoms, turėtų atidžiai klausytis lektoriaus ir priimti sprendimus, kokius pasirinkimus daryti šiuo metu. Tai yra tikras elgesys, atitinkantis realybę. Tačiau jei tuo metu žiūrėsite į mobilųjį telefoną arba galvosite apie ką nors kitą, tai bus dabarties švaistymas. Sėkmei būtina ryškiai svajoti apie ateitį. Tačiau, norint įgyvendinti svajones, būtina būti ištikimiems ir dabartiniams poreikiams. Tai yra būtina, tad tai taptų realybė artimoje ateityje.